kalbėti apie tą laikotarpį, tai visi buvo išvažiavę žaidė užsienį. Tame tarp ir aš buvau Čekoslovakijoje, buvau treneriu, dirbau. Ir čia nepasakosiu tų visų peripetijų, čia daug ką galima kalbėti, bet suvažiavome į Druskininkus. Reiškia, buvo surinkta tuo laiku tam darbui, reiškia, komplektacija vadovavo amžinatilsį Bimba, kuris tikrai puikus žmogus buvo ir padėjo tokio optimizmo savo. Kandidatų buvo daug, buvo galvos skausmo, iš ko rinkti tą rinktuką? Kandidatai buvo taip, kad visi buvo užsienį. Iš Lietuvos labai nieko kandidatų nebuvo. Ir kada mes važiavome į Olimpiadą, tai mes tik tai iš Lietuvos paėmėm vieną žmogų, Pazdraskį, kuris ir galim buvo imti, galim buvo neimti. Bet kadangi jis toks man daug žadėjo, toks man atrodė, kad bus antras Marčiulionis. Ir visi buvo, reiškia, taip, kurie žaidė užsienį. Ir tada reikėjo atrankinėse varžybose dalyvauti, kur bėda buvo. Ir, reiškia, buvo pogrupis, Badachose žaidėm, reiškia, Ispanijų prie Portugalijos sienos, labai to reikia važiuoti. Žaidėm su NSV, tą nepriklausomų šalių sandraugą, mes laimėjom prieš juos 30 taškų. Mes juos sutraiškėm. Toliau buvo 8 komandų finalinės varžybos Saragosai ir 4 komandos tos pateko į olimpinės žaidynės finalą. Mes tada tapom Europos krepšinio čempionais, neoficialiais. Mes visas rungtynes laimėjom, niekam nepralošėm. Finale mes laimėjom prieš Kroatiją, reiškia, kur žaidė Petrovičius, Otgarsus labai žaidėjas, buvo gera komanda buvo. O olimpiada įvyko už kokį 20 dienų. Įsivaizduojat, labai sunku buvo, pradėjom ruoštis gegužės mėnesį, gegužės, birželis. Liepa praėjo ruošiantis ir tik tai Liepos pabaigoje atvažiavom, reiškia, į Barceloną ir ten pradėjom dalyvauti, reiškia, olimpinės žaidynėse. Noriu pasakyti, sąlygos buvo baisios. Tikrai, apart to, kad reikėjo dar žaisti, reiškia, buvo pastatytas vadimas kaimelis. Buvo duoti 3 kambariukai, kuriuose gyveno 16 krepšininkų. Buvo vienas tualetas, viena vonė. Nebuvo jokio, reiškia, ventiliacijos, condition, kaip vadina. Tai čia visiems krepšininkams, taip ar čia lietuviai buvo, kaip sakyti? Lietuviai, kadangi pateko į pačią pabaigą, ten jūs priėmė, tai aišku, jie pateko tokia situacija. Ir faktinai lauke buvo 40, labai sudėtinga buvo. Bet tai noriu pasakyti, kad į tą olimpiadą baigiau, mano mintis tokios buvo. Daugiau mane į olimpiadą nenuveš niekas. Tiek buvo privarta. Įtempimas didelis. Kiekvienos rungtynės vis sunkina, labai sudėtingas atvejis yra. Tačiau krepšinė. Tai pasiruošė prieš mus. Ir pirmiausia buvo visas taikilis ant Sabonio. Kad Sabonį ištraukti, o Sabonis, kai ištrauktas, pradeda eiti, jis ir įsibodavo greitai, jis turi 3 baudas. Kažkas, gal jeigu prisimenu, aš senai bemačiau tą įrašą jau, man atrodo, kad kokio 10 minutė turėjo 3 baudas. Pirmą kėlinį. Buvo tų kėlinį po 20. Tai tada mes įstojom į zoną, atrodo 1-3-1, jis stovėjo, nieko neveikė, tai kamuolius rinko ir kiti, nes gausi taip, kad jie leido žaidėjus beveik be centro, kurie visi meta. Ir buvo ten gera komanda. Buvusi Sąjungos rinktinė, dar plius priedo buvo ir Latvių, ir kitų tautybių. Dar buvo stipri komanda. Ir laimėjom. Džiaugsmas buvo didžiulis tikrai. Įtemptas. Rungtynės nepaprastai. Taip kad pradžia gera buvo mūsų pasirodymų olimpinės žaidynės. Kadangi tikrai buvo aukšto meistriškumo žaidėjai ir toj pirmą dieną, žinau, su Kinija sutraiškėm tą Kiniją. Paskui Venezuela buvo, Puerto Riko gera komanda buvo. Paskui ketvirto reikėjo su Brazilija žaisti, pagrindinė su Pietų Amerika. Tai geros komandos labai buvo. Ypač labai lemiamos rungtynės buvo su Brazilija. Nepaprastai. Buvo likę, žinau, kažkiek tai 8 ar 6 minutės ir Brazilija vedė, bijau pasakyti, ar 12 taškų ar 8. Čia reikia pasitikslėti, bet nes ar buvo priekį. Ir, žinau, paėmė minutę ir dabar negaliu užmiršti Sabonio žodžių. Sako, vyrai, liko 6 minutės
Ir daugiau tų minučių niekas mums neduos. Tai yra paskutinį kartą tai bus. Ir susėmėm, išlyginam. Nu, dar truputį treneris padėjo. Jis toks buvo Oskaras Šmitas. Kuris 40 taškų. Kuris 40 taškų jau norma buvo. Ir jis, aišku, jau buvo prie amžiaus, taip toliau, bet jis ten mums gadino sveikatą tose rungtynėse. Ir jis pakeitė jį. Pakeitė, mums tada išlyginom ir jis vėl jį leido. Bet jį įleido ir jau jis buvo nebe tas. Jis vieną prametė, antrą prametė. Nu, o tas ir nulėmė. Čia labai svarbus dalykas. Tas pats buvo ir su CSKA, kada jie vedė 19 taškų. Ir tada Selichos vėl pakeitė 2 žaidėjus. Ir kada jis tos 2 žaidėjus pakeitė, mes vėl palyginom kažkas iki 90. Jis ir su savo keitimu padėjo. O čia ir svarbus tas jutimas treneriui. Ar keist, ar nekeist ir ką tas duos. Taip kad aš tokius du atvejus duodu, kurie, kaip sakant, keitimai iš varžovo pusės truputį mums padėjo siekti pergalės. Pirmą kartą mūsų krepšinio istorijoje dirbo 4 treneriai. Reiškia, buvo Nelsonas, amerikietis, kurį atsivežė Marčiulionis, buvo Imbroda, ispanas, kurį jau rekomendavo Chomičius, nu ir buvo mes su Sargūnu, lietuviai. Bet dabar, nu kaip ruoštis, kaip reikia ką daryti. Pirmiausia, mums reikia suderyti taktiką. Mes surašėm derinius, kokius mes darysim, padarėm susirinkimą, dalyvauja visi treneriai, dalyvauja 3 geriausi žaidėjai. Nu ir kaip, tinka šitas derinys, tinka, žinot, ant lentos figūros stumdam kadangi reikia padaryti programą, kaip ir dabar, programą bet kokios srity daroma ir jos laikomasi. Taip pat turi būti sudaryta ir programa, pasirašymai, ne taip, kad sėdi sugalvoja, nu reikia ką nors daryti. Reikia įteisyti, kas vyksta. Ir kada jau viskas skaito, kad gerai, šitą reikia daryti, tada pradedi treniruotę statyti, dalim darai, ruošiesi. Dabar kaip 4 turi dirbti. Tai nutrėm taip, kad 1 valandą dirbom mes su Sargūnu, pirmą dalį, apšilimą ir taip toliau, ten buvo tobulinami greito puolimo įgūdžiai. Antrą dalį dirba Imbroda su reiškia Nelsonu. Jiem priklausė taktika. O taip. O taip buvom pasiskirsti. Ir skaitau, kad tikrai įvyko nelauktas rezultatas. Kadangi, pasakyčiau, tuo laiku buvo ministras pirmininkas Vagnorius, kuris išlydėjo, bet kai grįžom buvo jau kitas. Jis manęs klausė, tikrai jūs ten galite nors laimėti? Sako, tikrai galim. Niekas netikė, nu galvoju, ką čia važiuoja Lietuvą, nu, sudalyvaus. Ir čia pasirodo, kad mes mokam žaisti krepšinį. Nu, atrimtimų, kuris buvo, tai čia buvo fantastika, svajonių komanda amerikiečių. Gali teikti, kad stipriausia komanda. Tai turbūt stipriausia komanda drąsiai per visą istoriją, tik tai gaila, kad mums neteko su ją pakovoti, mes negalėjom. Mes žaidėm, kitą dieną buvom baliamos rungtynės dėl 3 vietos ir ten Sabonis, Marčiulionis, kiti sako, treneri, mes nežaisim, mes galime eiti biškai palošti, bet jeigu mes žaisime iki galo, mes kitą dieną nieko nebepadarysim. Aš pilnai sutikau. Ir mes pralošėm 12 taškų skirtumų, net ir buvo antraštės, kad gėda ir taip toliau, bet tai reikia suprasti, kad jie gali žaisti visi 12, o mūsų vis tiek jėga buvo taip ant 7 krepšininkų, tokia pagrindinė, kur gali lošti, nu, 8. Kiti gali veikti, kada yra plus 20. Nu, nebuvo lygios jėgos, ką padarysim, mes lietuvėlėme ką. O taip. NSV ir Lietuvai gavosi maždaug kaip CSKA Žalgiris panašiai, tokie dvasiai, beveik buvo, tokie dvasiai. Na taip ir. Nu ir po rungtynių, aišku, tai Rūbinėje buvo linksma, kada laimėjom prieš Olimpiadai. Aš tai to labai džiaugiuosi, kad tikrai turėjau galimybę su tokiais žmonėmis gyventi kartu tam tikrą gyvenimo laikotarpį. Skaitau, atsiekta buvo ne taip blogai, paskaitau jų dėka, 92 metų buvo duota vėl stimulas, kad tai yra Lietuva, kad mes gerai žaidžiam krepšinį. Jie galėjo nesuvažiuoti. Niekas jiems nieko nemokėjo, jie jau dirbo, gavo pinigus, jie galėjo gulėti pagal pairį, kur sėtis. Ką mes dabar girdžiam, kad aš negaliu, aš baldus krausiu, aš vėl kažką turiu. Taip, to tokio algos net nebuvo. Suvažiavo visi ir reikia rodyti, kas tokia yra Lietuva, patriotai visi buvo. Ir be šito patriotiškumo nieko nebus.
Ir skaitau, vat vien dėl šito reikia juos gerbti, mylėti ir jie tikrai pastatė. Ir dabar, kada, sakysim, buvo olimpinės žaidynės ir aš kai skaičiau, dėl ko tai va ta karta, kuri 2003 metais laimėjo Europos čempionatą, visi prisimena Barceloną, kaip žaidė, kaip jiems patiko, kaip ką. Tai buvo to laiku, nežinau kiek ten vaikinam buvo metų, bet tai jiems paliko įspūdį. Jie buvo užkrėsti to krepšinio, to vaizdų, kurį suteikė vyresni draugai. Čia, skaitau, didelis darbas buvo padarytas, kad užkrėtė, davė pavyzdį. Ir labai gražu, kad, skaitau, labai gražu, kad mes prisimam tą istoriją moko mus ir taip toliau. Taip, kaip mes mokėmės iš tų žaidėjų, kurie anksčiau buvo, kurie kažką darė. Čia taip eina iš kartos į kartą viskas. 39 metai, kaip sakant, 56-ieji, 71-2, paskui 80, daleiskim, ten kokie 6, 7, o taip ir keliauja, paskui 2000-ieji, 2003, čia taip ir mes perduodam estafetę iš rankų į ranką šitas pergalės. Ir čia labai gražu, kad taip tęsiasi. To finalo, žinot, kažkaip net nesinori prisiminti, kaip ten buvo. Gaila, pradom čempionus mes tada. Ir gal biškai daugiau reikėjo kantrybės, gal daugiau išlaikymo reikėjo. Bet mums nervavo tas juodaodis krepšininkas teisėjas. Čia buvo, sakyčiau, gal gerbiamo Stankovičiaus kūdikis, sakyčiau. Kadangi ir pats tvarkaraštis buvo sudarytas, tiesiog žalia gatvė buvo padaryta. Nu, pagalvokit, žaidžiam pirmas rungtynės su Graikija, su vietinė komanda, 18 000 žiūrovų. Ir žaidžiam, baigiam rungtynės po 10 valandos vakaro. Ir kitą rytą mes 11 valandą turim žaisti su Jugoslavija pogrupį. Tai palaukit. Po tokių rungtynių parėjus, galit ko norit klausti, maždaug galima užmigti ant 3-4 valandos ryto. Atsikeli ligonis ir reikia žaisti Jugoslaviją. Na kaip tu? Neįmanoma. Taip, kad, reiškia, tokios rungtynės. Paskui žinau, kad toliau vėl buvo prieš tai vėl su Italija, vėl toks nepatogus laikas. Visą laiką, ten pasižiūrė lengvas rungtynėlės kažkur žaidžia dieną, turi daug laiko atsistatyti. Buvo taip, viskas paruoštas tiltas dėl jų. Nu, aišku, gaila, kad ta pergalė slydo, bet reikėjo, skaitau, vieną, turėti geresnius nervus, nereaguoti į to negro teisėjo sprendimus. Tarp kitko, jis paskui Amerikoje sudegė, buvo jis atleistas nuo teisėjimo ir nubaustas. O taip, buvo, reiškia, atrastas žmogus. Nereiškia, kad jau atvažiavęs jau labai kultūringas, jis teisingas. Aiškiai, buvo tendencija tokia. O mums reikia truputį geresnių nervų. Bet, žinot, sunku pasakyti. Paskutinės rungtynės, daug lošta, daug išeikvota energijos. Ir tavo 8 rungtynės, nu ir, aišku, labai sunku. Ir lengva dabar man kalbėti prie to stalo, praėjus tokiam laikotarpiu 10 metų, o to laiko buvo kitaip. Mes graikus tada sutriušėm. Graikų labai buvo stipri komanda. Labai stipri komanda buvo. Ir tada aš prisimenu vieną įvykį, buvo paėmęs į olimpinės žaidynės Žukauskas šitą Mindaugą. Jaunas žaidėjas, dar taip toliau, aš įleidau 5 ir daviau uždavinį dengti tokį ekonomų. Geriausias žaidėjas buvo. Jis taip sutvarkė, pirmą kėlį ekonomų nežinau, ar 1 tašką padarė, ar kiek ten. Toks dalykas buvo padarytas. Reiškia, patikėt žmogumi, leistis tikrai jau matėsi, kad gali būti krepšininkas ir gerai dengėsi. O prieš tai mes žaidėm Čikagoje su Graikija ir mes, nežinau, ar ten pralaimėjom porą taškų, ar kaip ten buvo ir taip pat pasaulio lietuvių šokių šventė, mes ten žaidėm 2 rungtynės taip pat, su Kroatija ir su Graikija Čikagoje, besiruošdami prieš olimpinės žaidynės. Nu tai va tokia istorija. Atlantos olimpiadų Lietuvos rinktinė vėl ir branduolys nuo Barcelonos likė. Taip, kas pasikeitė, branduolys tas pats liko, bet atsirado 5 nauji krepšininkai buvo, jau pakeitė man tiek, reiškia, 50% sudėtis buvo pakeista jau 96 metų olimpinėse žaidynėse. Bet jūs vienais iš favoritų vis tiek vadino kaip Europos. Nu tai be abejo, 95 metai Europoje finale žaidėm, Barcelonos 3 vieta, nu Lietuva buvo laikoma viena iš pajėgiausių komandų, be abejo. Ir noriu pasakyti, kad mes geriausiai toje olimpiadai sužaidėm su Dream Team. Tai buvo antra sudėtis, kur žaidė ir Šakilas O'Nealas žaidė,
Žinot, reikėtų prie jo prieiti, tai įspūdis baisus. Man toks bokštas stovi, tokia, žinai, kaklas, atrodo, kaip įdengti reikia. Ir taip toliau. Ir aš galiu tokį dalyką pasakyti. Amerikiečiai labai mėgsta, kai traiško ką nors, žinot. Ten krauna, iš viršaus duoda, skirtumas 30 taškų, nori galbūt 40 taškų. Mes, mūsų taip pat vėl sutarėm, kad neloštas tas, biškai išeina, bet tegu lošia visi. Ir mes pralaimėjom mažiausiai 22 taškais. Tai mūsų yra geriausias rezultatas. Prieš Jugoslavijos žaidė finale, gavo ten 25 ar netoli 30. Mūsų geriausias rezultatas buvo. Ir svarbiausia, kas viską perduoda, kad tu gerai žaidi? Publikos nuotaika. Tylu, ramu, nei juokiasi, nei pašaipa kokia vyksta. Matosi, kad viskas gerai einasi. Reiškia, žiūrėk, kas yra? Žiūrėkit komandą, kaip jų kaunasi. Ir noriu pasakyti tokį paprastą dalyką. Nuėjau į, sakysim, į parduotuvę. Ten galvoju, ką čia anūkam nupirkti ar ką. Mane klausė, iš kur jūs esat? Sakau, iš Lietuvos. O, sako, jūs gerai krepšinį žaidžiate. Aš nustebau, kad moteris tokia, žinot, kokį 50 metų amžiaus, jis reiškia. Tai vat reiškia, jau buvo Lietuvo autoritetas. Tuo laiku vyko Europos čempionatas jaunimo. Mūsų buvo 14, mes iš viso buvom užregistravę 16 žmonių. 14 buvo Čikagoje, mes ruošėme stovyklai, buvo tikrai labai karštas oras, 35 laipsnių temperatūra. Kažkokiai tai aukštosios mokyklos salė treniravimėse nebuvo to kondišino, tikrai labai sunku buvo. Ir visgi aš išleidau 2 žaidėjus, kad jie važiuotų Europą žaisti su amžiu. Ir jie tapo Europos čempionais jaunimo. Reiškia, tai Praškevičius ir Šeštokas. Kada grįžo atgal, Šeštokas, aišku, ir taip nebepraėjo. Paraškevičius buvo įjungtas į 12, bet jo elgesys paskutiniai toj, reiškia, 3 dienų laikotarpiu buvo nedarbingas, nes aš girdėdavau, reikia ant jo gaudyk, šok, mesk ir taip toliau. Pas mus vyrai buvo po treniruotės, dar jie dirbdavo, dar mėtydavo, dar atidirbdavo savo judesį ir panašiai. O minėtas Praškevičius, jis nedalyvauja, jis atsėdęs laikraščius skaito, tai jis koja krapštą. Aš matau, kad žiūri jį. Ir man vieną rytą prieina 3 mūsų krepšininkai. Patys svarbiausia ir sako, trenerius vežat Praškevičiui Olimpą. Taip, sako, jis į 12 eina. Sako, mes jo netikim. Jis sako, nedirba, jis nesitreniruoja. Sako, ką mes jam turim išlošti medalį? Jis turi rodyti. Ir be to, sako, mes turim tikėti, kai jis ėjęs į aikštę, bent rezultatas bus lygus. Mes netikim jo. Geriau, tegu jo nebūna. Bet tai dar ne viskas. Vakare susirinkomės 3 krepšininkai ir mes 4-5 vadovaujantys žmonės, viso 7, ir mes tarėm tą klausimą, ką daryti. Ar mes teisingai elgiamės, ar neteisingai, taip toliau. Ir priėm nuomonės, kad turbūt reikia padaryti taip, kad žmogus turi užsitarnauti savo buvimą. Dar ieškojom mes Jurkūno, norėjom, kai jis atvažiuotų, kadangi buvo užrašyti dar papildomai 2 žmonės, Jurkūnas ir Ilgauskas. Ilgauskas atsisakė, nes lygus mėnesiui sąrašas 16 žmonių ir jo negali pakeisti. Jau kas yra, tas yra. Jurkūnas sakė, važiuos, Ilgauskas ne, ir tuo būdu paliko tokią komandą. Ir viskas, o paskui čia, žinot, visokie straipsniai, čia dedauščina, taip toliau, aišku, malonu parašyti ką nors, bet vis tiek turi būti tam tikras ir auklėmasis momentas. Ir turi žaidėjas visgi gerbti ir tų vyresnių žaidėjų, kaip prašo tavęs, kad tu dirbtum, kad tu bliūtum ant žemės gaudamas kamuolį, kad ten vėl ką nors darytum, o ne taip savo slampinėti. 96 metais gegužės mėnesį, prieš tai, nežinau, kokį laikotarpį buvo atvykęs Australijos krepšinio federacijos prezidentas, ir mes susitikom, reiškia, Pavonis, aš ir tas, ir jis mums pakvietė Australiją atvažiuoti. Gegužės mėnesį. Gegužės mėnuo yra pirmas mėnuo žiemos Australijai. Reiškia, didelis šaltis, visi vaikšto su kailiniais, temperatūra +4 ir taip toliau. Tai žaidėm mes turbūt 4 rungtynės. Piertas, buvo Melburnas, Sidnėjus ir Kanbera. Ir
kur yra sportinis institutas, kur pastatytas sportinis miestas. Pavyzdys visam pasauliui, kaip turi būti ruošiamasi varžybom ir kaip valstybė rūpinasi sportu. Tai vat. Mes atvežėm komandą be tų visų. Mes atvažiavom. Iš esmės su LKL? Atvažiavom tokie, su LKL maždaug, suprantat. Ir mes neišlošėm nė vienų rungtynių. Melburne ten taip kažkur buvo, 1-2 taškai galima laimėti. Australų buvo... O ta pasirinkti nebuvo. O ta pasirinkti, kur atvyko į olimpinės žaidynės. Bet ką gavom, kokią naudą gavau? Aš labai jos gerai išnagrinėjau. Kiekvieną žaidė, kas kur žaidžia, kaip ką, visą kitą. A jie mūsų nieko nematė. O ten mes atvežėm jau kitą sudėtim. Ir tas mums pagelbėjo. Tas pagelbėjo, nors tikrai buvo labai įtempta kova, tik į pačią pabaigą mes laimėjom. Bet tai, kaip sakiau, visos geros rungtynės yra išlošimas paskutinėse sekundėse, ne iš pradžių, pirmam kėlinį per 5 minutės. Aišku, kas vyko su Graikis, kada pirmas kėlinys ir galima nebežaisti antrą. Tai va taip. Man teko. Svaišvila. 5 numeris Mindaugas Žukauskas. Ryčiui Vaišvilai 22 metai, Žukauskui 20. 6 numeris Eurelijus Žukauskas, jam 22 metai. 7 Tomas Pačėsas, 24 metai. 8 numeris Saulius Štombergas, 22 metai. 9 numeris Darius Lukminas, 28 metai. 10 numeris komandos kapitonas Rimas Kurtinaitis, 36 metai. 11 numeris Arvydas Sabonis, 31 metai. 12 numeris Artūras Karnišovas, 25 metai. 13 numeris Šarūnas Marčiulionis, 32 metai. 14 numeris Gintaras Einikis, Gintarui Einikiui rugsėjo 3 dieną po mėnesio sukaks 27 metai. Vladas Grastas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris. Prieš olimpiadą, arba kad ir prieš tą mažąjį finalą kalbėjot, nujausdami, kad Marčiulioniui tai kaip ir karjeros taškas jūsų... Žinot, kaip paskui, kai baigėsi olimpiada, buvom sėvisi, tai sakom, jau, sako, baigsimės ir sako, jūs treneri baikite. Patys žaidėjai kaip ir pasiūlė, sakykime. Jo. Aš 97 metais ir išėjau. Nes kada atvažiavau, prasidėjo Europos čempionato rankinės, aš jau siūliau Kazlauskui, kad eik, jau viskas, aš išeinu. Oi, ne, jokių būdų. Dar, žinot, tos metus pabuvau, išėjom į Europos čempionatą, į finalą. Ir tada liko 3 mėnesių pasirašymo, sakau, Jonai, vaikų turi 3 mėnesius. Ir pasikeitė. Turi kažkada kažkas pabaigti, kažkas turi pradėti. Toks gyvenimas. Ir taip gana ilgai išbuvau. Tai yra, pragariškas darbas. Vasara, karšta, kaip to į Čikagą ruošiamės. Tai, pragaras, ar įsivaizduojat, 30 laipsnių salėj. Jeigu laukia, žiūrėkit, 30, o čia buvo vieną dieną visi gulė, tada jums dirbk, bėk, į ten, atgal, šok, eik. Varyk 2 valandas. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Gerai, vieną kartą padarysim. Bet reikia vėl vakarė ateiti. Ateiti vėl visą savaitę reikia. Kaip atrodo? Čia labai sunku. Labai sunku. Ir kyla klausimas, dėl ko? Juk nebuvo jokių kažkokių premijų, kažkokių pinigų, vėl panašiai. Viskas vyko, kad reikia. Juk taip yra. Suprantu jūsų truputėlį skeptišką požiūrį, ar gal pernelyg daug materializmo dabartinės rinktinės, žvaigždžių vadinkime, ryškiausių lyderių. Gal žinot, gal aš biškį kitaip mąstau, ar ką nors, aš noriu eiti tą patirtį, suprasti. Aš sutinku, kad yra dabar taip. Jeigu aš sportuoju, aš profesionalas, aš užsidirbu, bet aš faktinai turiu užsidirbti ir ant vaistų, kurios man reikės vartoti po kiek metų. Nes čia tikras reikalas. Tikras reikalas. Širdis, sąnariai, skrandis, viskas gali būti sugedę. Didysis sportas palieka savo pėdsakus. Palieka. Kadangi yra perkrova organizmo. Vis tiek pagalvokit, dabar pulsacija iki 180-200. Tai yra nenormalu. Ir kada žmogus baigia, jis jau nieko nebedaro, ta širdis, riebaliukais apauga, prasideda įvairių komplikacijų, širdis ritmų sutrikimai, kelio sąnariai. Aš gal be reikalo šitą paskaitą laikau čia.
Bet tai žmogus, kuris galvoja, tai jis vis tiek turi lėšų turėti. Jau valstybė jo neparems, kad tu baig kažkoks tai liūtas ar ką. Nu tik tai va, Ševčenkai Ukraina suteikė Ukrainos didvyrio vardą, padarė patarėjų prezidento tą futbolistą. Nu, pas mus kitaip vyksta. Dėl 96 metų olimpinės žaidynės, žaidėjai, aišku, turėjo traumas ir tas pats Sabonis, jis ir gali pradėti treniruotis nuo kokio laiko. Bet kas svarbu buvo? Mes sutarėm, nu gerai vyrai, kada renkamės? O kada jūs galite visi suvažiuoti? Dabar matau, tas atvažiuos tada, tas atvažiuos tada, tas atvažiuos. Šito dalyko aš nesuprantu. Gal jis ir negalės treniruotis, bet jie turi suvažiuoti kartu. Ką darė ir mūsų Sabonis ir Marčiulionis. Atvažiuoja treneris, sako, negaliu, man gydytojas sakė, kad aš galėsiu pradėti treniruotis nuo tokios tai dienos. Gerai, tvarkoj. Jis sėdi, žiūri, biškai kamerą pičmė, kur tai pamėto, bet jis kartu su komanda. Marčiulionis, pavyzdžiui, atvažiavo 96 metais į Ispaniją, Leonė, buvo turnyras, Leonė mieste. Pas jį kelios sąnariai, reiškia, čia buvo skysčios susirinkę. Jo koja būdavo tokia sulenkta, jis jos negalėjo ištiesti. Tada skystis ištraukiamas, jau koja juda, tada jis 2 dienas 3 sportuoja, treniruojasi ir vėl atsiranda. Ir vėl tada jam traukiamas skystis. Sutikit, tai aukojasi. Įdomu, kas dabar taip pasiaukota. Aš netikiu. Gal aš blogai galvoju, atsiprašau prieš tos, kad aš tai blogai galvoju, bet tai buvo. Ir jeigu jis būtų buvęs toks, kai buvo 95 metais, kai buvo geriausias žaidėjas Europai, kai jis ten eidavo nuo vieno aikštės galo į kitą, nesulaikomas, mes olimpiadą būtum turbūt drąsiai žaidę finale su ta komanda ir būtum labai gražiai pakovoję. Bet deja jau vedantysis žaidėjas buvo nebe tas, dėka traumos, kelio raiščiai, trūkio atsistatymas, bet vis tai parodė, kad dar reikia sulošti bet kokią kainą. Po to baigė savo karjerą, kadangi nebegalėjo. Pats, kaip sakant, savo elgesiu, savo pasikovimu nupjovė savo karjerą. O galėjo gydytis, reikėjo gal pasigydyti dar kiek laiko, per anksti atėjo, bet būt galėjo dar žaisti. One for our coach, okay? Because we have 11 players, okay? It's all right with me. Slow, get there, shot. Slow. Come on. Jonas Kazlauskas, Atlantoje buvęs Vlado Garasto padėjėju, mažiau nei po metų taps vyriausiojo rinktinės treneriu.